pažįstate juos? Ne? O gal vis dėlto girdėjote apie Lituaniką? O apie krepšinį ką nors girdėjote? Kasgi galėtų sieti šios du dalykus? Ar tik ne Steponas Darius? Apie jo ir Stasio Girėno skrydį per Atlantą turbūt daugelis esate girdėję, bet kaip Steponas galėjo pasižymėti krepšinio srityje? Kad tą sužinotume, turime grįžti į 20-ojo amžiaus pradžią. Tuomet Lietuvos sporto viršūnėje karaliavo futbolas, o krepšinis dar tik žengė pirmosius žingsnius. Krepšiasvidis buvo primityvesnis nei vakarų šalise, bei mažai kom priminė dabartinį žaidimą. 1922 metais buvo sužaistos pirmosios oficialios krepšinio rungtynės tarp Kauno miesto rinktinės ir Lietuvos fizinio lavinimo sąjungos komandos, pasibaigusios įspūdingų kauniečių pralaimėjimų 6-8. Bet tada, lyg koks viesalas į Lietuvos krepšinį įsiveržė Steponas Darius. Dar vaikystėje Stepas persikėlė gyventi į JAV ir ten išmoko daugybės krepšinio subtilybių ir paslapčių, kurias vėliau perdavė savo tėvynainiams. Verta paminėti, kad Steponas buvo tikras sporto pionierius, žaidė krepšinį, futbolą, beisbolą, ledo ritulį, propagavo boksą ir lengvąją atletiką, buvo žurnalo Sportas steigėjas bei bendraautorius. Bet turbūt didžiausią įtaką tuomet dar besikuriančiam Lietuvos krepšiniui padarė 1926 metais išleista knyga Basketbolo žaidimas. Joje aprašomas krepšinio subtilybės ir buvo surašytos pirmosios krepšinio taisyklės lietuvių kalba. Tai buvo tarsi pirmas tvirtesnis Lietuvos krepšinio žingsnis pergalių ir pripažinimo link. Ši knyga supažindino lietuvius su krepšinio istorija, taisyklėmis bei žaidimo metodais. Po kelių dešimtmečių Lietuvos krepšinis pasiekė šlovę ir pripažinimą. Steponas Darius yra pelnytai vadinamas Lietuvos sporto pionieriumi, todėl ir mes norėtume, kad jūs prisimintumėt ne vien tik kaip lakūną.